Aš dirbu nuo 70 kažkurių metų, tai jau gautųsi 30-55 metukai kažkur aš tą darbą dirbu. Ir nu ką, dirbu, o kasdien tas pats, kiekvieną dieną tas pats laikrodukai. Kaip pati profesija, tai kas dirba jau nuo senesnių laikų, tie visi ir dirba, bet tai, pavyzdžiui, naujų tokių kaip būtų specialistų jau neatsiranda. Todėl, kad aš galvoju, kad tikrai jinai po trupučiuką nyksta. Ir todėl, kad ir keičiasi technologijos, keičiasi mechaninių laikrodžių, kuo toliau, tuo mažiau yra, o jeigu yra ir jeigu nešioja žmonės mechaninius, tai jie tokie laikrodukai, kad jie negenda. Šiuolaikiški mechaniniai geri laikrodžiai. O jeigu kas liečia tik tai elektroninius šiuolaikiškus laikrodžius, tai jų neapsimoka nei taisyti, bet to ir nėra ką taisyti. Viskas taip padaryta, kad viskas ten gerai su jais. Aš galvoju, kad mechaniniai po trupučiuką išeis tie pigučiai mechaniniai laikrodžiai iš mados. Nors kitam yra žmogui atmintis ir tą mechaninį laikrodį taiso dėl to, kad jam yra jis kaip atmintis. Ar senelių, ar močiutės kokios atneša, tokius taiso irgi yra, bet jau vienetai. Ta profesija gan smulkinmeniška labai, nelabai kas mėgsta tokią profesiją dirbti, daugiausiai jaunimas tai iš vis jiems ne prie širdies tokia profesija, o taip kantrybės labai reikia. Kantrybės ir kartais tą patį darbą reikia kelis kartus dirbti, kadangi jeigu kažką dirbdamas pražiopsojai, tai reikia vėl taisyti kelis kartus tą darbą, kad daryti, kad galėtų sutvarkyti, atlikti savo darbą.